Sveiki visi ir bandymas išleisti dar vieną video, truputį papasakoti apie lankus. Kaip, ką, kodėl darom. Ir šiuo atveju yra įdomesnis eksponatas. Tai yra Subaru BRZ. Kas labai džiugina, tai kad pamatysime šią mašiną apgylę. Šiemet buvusio projekto dėka ir su pagalba Lino mes tokį stengiamės inovaciją padaryti su durimis, su durų vamzdžiais. Taigi nelabai tie gražiai atrodydavo, kada pagrindinis, ne pagrindinis, bet durų vamzdžiai tiesiog horizontaliai ir 3 pagaliai. Tokie nelabai gražu. Ar saugo neaišku, turbūt ir dideli plotai atsiverdavo tarp šių skylių, kai būdavo tiesus vamzdis, atsiverdavo dideli plotai. Tai šiuo atveju ta apatinė dalis tokia gaunasi standesnė. Ir kas yra, kad mažus automobilius mėgsta dideli žmonės. Dideliems žmonėms buvo sunkiau truputį įlipti, tad neprarasdami saugumo mes padarė, jau tuo metu, kai darėm pirmuką, labai Lino žinios prisidėjo ir padaryti tą vamzdį su 2 lenkimais skirtingose plokštumose, tam, kad kuo daugiau užtverti tą zoną, kur yra vairuotojas, čia pakelti, bet tuo pačiu padaryti taip, kad būtų patogiau įlipti. Ir esmė tame nedaryti šiose vietose S formos linkimo, nes viena S linkis gaunasi lenkimas į vidų, kas jau užduoda tokią kaip sąlygą palengvinančią linkimą į vidų. Tad abu linkimai, tiek šitas yra žiūri į lauko pusę. Ir tuo pačiu yra padaryti lygiagrečiai slenksčiui ir konstrukcijos pririšimas. Apatinis vamzdis yra prileistas prie slenksčio ir paskutinį į galą einant jis bus privirintas prie slenksčio ir taip turėsim dar papildomą pririšimo lankų prie konstrukcijos. Tai yra automobilio kėbulas, yra stiprus konstrukcinis elementas ir dar prie jo kartu su juo per daugybę taškų bus pririštas ir saugos lankų karkasas. Ne vien tik per 8 taškus, per 8 kojas, tai yra kurios remtis į kėbulą, privalo remtis minimum 6 taškai, tai šiuo atveju remsis 8, nes yra prijungiami priekiniai statramsčiai amortizatorių. Tai kas galvojat, kad čia yra nelegalu ir negalima, tai taip nėra. Jungti galima, negalima tuo atveju, jeigu dalyvaujate Europos FIA drifto čempionate. Tad o nacionaliniam, tai yra Lietuvoje ir tuo pačiu Latvija Estija galiojančiuose varžybų nuostatuose tai daryti galima. Driftmasteriai tai iš vis ten belekas kuo važiuoja, nes trūksta matant varžybas, ten pas juos tam tikrų vamzdžių trūkumas atsiranda. Ko iš mūsų FIA reikalauja, tai pas juos net nėra kai kurių vamzdžių nėra. Tai jau seniai buvau atpratęs su galva atsitrenkti į konstrukcijas, o čia kažkaip pasitaiko. Ir turint galvoje įmant vamzdžių ilgius, tai daug kur yra stipriai mažiau vietos, nei kad daugumoje darom, tai yra BMW automobilių. Ir ką? Konstrukcija beveik visa privirinta ir dargi nekalbėsiu apie paprastus taškus atrėmimus į kėbulą, o vat yra vietos, kurios
priglausto šalia. Nėra ypatingai jokių dalykų, dėl kurių jie pabėgtų. Visos yra didžiulės deformacijos vyrinant konstrukciją, bet deformacijas reikia planuotis. Ir tą viską gerai susidėliojus, deformacijas kaip jų neišvengsi, o prikabint prie kėbulo ir vyrinti visą konstrukciją, tai reiškia, kad tavo visą kėbulą tu suvaržysi. Ir to aš stengiuosi vengti maksimaliai, ką įmanoma suvyrinti ir kuo vėlesnėme proceso metu vyrinti prie kėbulo. Taip, čia tokia vieta, kur tam, kad galėčiau su pagrindiniu lanku labiau judėti, yra patrumpinau šitą konstrukcinį elementą, bet lankai čia idealiai remiasi tiek vienoj, tiek kitoj pusėje. Ir nors ir čia jis patrumpėjo kokiais 2,5 cm, bet aš vis tiek galiausiai jį privyrinsiu prie stogo konstrukcijos. Standumo absoliučiai nepraranda, tik padaugėja. Na ir turint galvoje automobilio mažumo, kai yra ties pagrindiniu lanku baigėsi beveik stogas. Kas kituose automobiliuose vis tiek dar lieka ten 0,5 metro stogo. Čia jau 15 cm ir baigėsi stogas. Tuo pačiu, jeigu remti į dugną lanką, tai pusė vairuotojų turbūt tada nebetelpa į mašiną. Reikia truputį tą lanką kelti aukščiau. Ten, kur yra pastatytas lankas, tai yra tikrai tvirta dalis, jinai yra tūrinė. Ir ten yra tikrai stori metalai panaudoti. Tai atrimiu tikrai į stiprią automobilio konstrukcijos vietą. Priekinės kojos rišamos ne tik prie dugno, bet ir prie slenksčio, nors čia jau įprasta praktika. Kas dar vienas toks mūsų nuomonė su klientu, tai yra Edvinu, sutapo, mes šalinam tokius konstrukcinius elementus, bet mes į amortizatoriaus vietą nuleisime galinius statinius. Tai yra leidžiama ir tai lankai atliks ne vien tik pasyviąją funkciją, kada būtų autoįvykis ne vien tik saugos vairuotoją, bet ir bus visada aktyvi, visada veikianti automobilio sustandinimo elementas, automobilio konstrukcijos sustandinimo elementas. Ko pasiekoje šita vieta nebelieka kvėpavimo. Ir vis tiek dirbant amortizatoriams, važiuokliai yra didžiulės perkrovos vos kėbului ir tas lankų nuleidimas bus visą laiką atremta, bus sustiprinta nuo tos eliminavimo judėjimo. Tai yra bus viską galima, amortizatorius stipriau atliks savo darbą, neturėdamas šalutinių judesių iš kėbulo atraminių taškų. Bet galbūt automobilis nėra senas, iš tikrųjų jau per pastaruosius kelis dešimtmečius automobilių konstrukcijos yra stipriai pasikeitusios, kas liečia kėbulų standumą, saugumą. Kai esi senas ir neturi garažo kompiuterio, juostinių staklių, o radija vis dar radijo bangom, pasinėjami tokius metodus senovinius: braižymas, geometrija, projekcijos. Darai tokias kreivės, užsidedi ant vamzdžio, dviem kampais prasilenkiančiais ir
Ne ką, jau baigtas. Viskas kaip ir suplanuota. Su priekiniais stakanais. Ir su galiniais amortizatorių tvirtinimais. Taip kaip buvo planuota. Teko nusigręžti nemažą detalę. Taigi, lankai stipriai prisidės prie viso kėbulo darbo. Štai kaip gavosi tikrai nemažas daiktas, bet tikrai veiks. V forma nugaroje ir V forma lubose. Jeigu darom lubose kryžių, tai ir nugaroje bagažinės tam skyriui turi būti taip pat kryžius. Jeigu V lubose, tai ir gale V. Už nugaros visada bus pilnas kryžius. Bent jau šitos klasės automobiliuose, neskaitant ten Bajos ar dar kitų. Šitas mūsų lubos kaip partijos. Ateina šitas stogo rifliuotumas, stogo. Žemyn. Tie gražieji stogo nelygumai truputį irgi įdeda niuansų lubų darimui. Bet vis tiek. Viskas padaroma. Nežinau, čia kokie 3 mm. Čia gal truputį daugiau. Čia irgi apie 3 kokius. Ir kitoj pusėje. Taip pat. Irgi kaip žadėjau, visi lankai yra prileisti arti. Taip pat mes pasidarėm 1, 2, 3, 4 prikabinimus prie slenksčio. Taip pat nepabėgo ir čia. Prisikabinom ir čia. Va ten van. Ten kadangi liečiasi, ir jeigu liečiasi, bet nebus privirinta, gali atsirasti papildomo triukšmo tarp kėbulo ir lankų. Gali būti, kad kiek palaidesnis kėbulas likt ir pradėti grikždėti, įsitrindamas į lankus. Tai vėlgi surišam maksimaliai lankų ir kėbulo konstrukciją. Aišku, neturėjom sėdynės, tai maždaug tą diržų vamzdį įdedam ir truputį sulenkimu atsitraukiam, kad išgauti truputį didesnį tarpą nuo sėdynės ir taip vairuotojo pečių aukštis turės truputį didesnį diapazoną, bet išlaikant teisingą kampų tvirtinimo kampą. Taigi atsirado papildomi elementukai, kurių dažnai nelabai esu ir daręs, gal vieną kartą. Taigi pagal papildomą pageidavimą. Stogo vamzdukas, priekinio stiklo. Truputį jis atsitraukia. Aišku, suvirinti deformacijų ne visur pavyko išvengti, bet čia turint galvoje šią vietą. Tai manau, kad nieko baisaus. Aišku, visada galima bandyti. Bet kartais reikia pasilikti rezervų, neįstumint savęs į komplikuotas situacijas. Ir vairo skersinis. Gas išeina į lauką. Antras lenkinės į lauką. Ir į pagrindinę, į koją. Įsileidžiam lanką apatiniai prie slenkstuko. Viršutinį aukščiau. Niša iš tikrųjų
įlipimo yra tikrai nedidelė, durų niša yra tikrai žema palyginus su kitais automobiliais, bet tikėkimės, kad bus patogus eksploatavimas. Taigi per daug žemai šitos vietos irgi nesinorėjo nuleisti, kad apsaugot maksimaliai vairuotoją. Šitą vietą, kur kojos, kad tokia atviresnė, palengvinant įlipimą. Truputį įdomesnis toks netradicinis dizainas, bet jau antras automobilis su tokiam durim. Tai ką, labai tikimės pamatyti ateinantį sezoną ir ką mes galim palinkėti didžiausios sėkmės.